Žiūrėkit, dviratininkai irgi sveikinas kaip motociklistai. Kas nesisveikina, tik tai mašinų vairuotojai su mašinų vairuotojais turbūt. Kiti sveikinasi. Sveiki, gyvi mėly žiūrovai. Sveikinas su jumis prie Verkių dvaro. Išlėkiau pavažinėt tokiu bulviakasiniu oru. Bet reikia išnaudoti paskutinės progas, ką galima šiais metais. Ir, čia vynagės auga. Tikrai vynagės. Važiuosiu savo tokiu maršrutu, parodysiu mėgstamą maršrutą gražų, vaizdingą. Gal bus naudinga. Nedaug žodžiavant. Šokam ant moco ir varom tada. Nepaslys čia ant buzos. Na jau atėjo dėdė rudenėlis. Motociklą užkūriau kieme. Po ilgo nekūrimo, tai blemba davė tiek baltą dūmą, kad kaimynai turbūt pagalvojo, kad popiežiaus rinkimai vyksta. Konklava. Rasuoja belen kaip stiklas. Ir akiniai man tada rasuoja. Oras biški drėgnas, apsiniaukė šiandien. Tai taip važiavimo sąlygos jau nebeidealios. Nu, bet reikia kažkaip tai dar išnaudoti. Samasi kokio varo. Su triračiu. Čia vienas toks smagus labai kelias man. Aš pirmą kartą pravažiavau su motoroleriu čia. Tai labai patiko, kai dar tik tai pradėjau važinėt. Tai jisai ir tęsiasi nuo Verkių dvaro. Ir čia, man atrodo, Verkių gatvė skaitosi iki pat Žirmūnų. Vingiuotas, miškas. Tai toks tikrai vaizdingas maršrutas pakankamai. Vienam video gavau komentarą, kad gal ir norėtų tokio video, kur pasidalint maršrutų. Tai kodėlgi tokio ir nepadarius. Vilniaus teritorijoje atrodo, kad kažkur miškuose važiuoju. Tai labai man čia taip patinka. Nemažai čia ir dviratininkų važiuoja šito keliu. Nes čia greičio nėra didelio. Daug ribojimų šitų kalnelių. Dabar kelias realiai drieksis palei upę ir vingiuos prisitaikant palei upę iš esmės. Čia kažkur netoli šitoj vietoj moteris savo vaikus paskandinus buvo. Įdomus faktas, ane? Fun fact norėjau sakyti, bet nelabai čia fun fact. Blemas stikliukas tai žiauriai rasuoja, eina savo. Jeigu aš biškai prasidarysiu, labai blogai kažin su garsu bus. Su priešrūkiniais, su viskuo. Tai gal ir nieko baisaus. Man tai dvigubo problema. Ir stikliukas rasuoja šalmo ir akiniai. Problem. Bulviakasinis oras grinai. Apsiniaukė, bet nėra šiaip šalta. Man atrodo, kokie dabar 18, gal yra 20 netgi laipsnių. Nu, bet kadangi drėgnu, tai pakankamai taip. Nu, pažiūrėkit, kokie čia vingiukai. O, jau medžiai, lapus numetę, blemba. Siaubas. Nu, va čia ir prie bažnyčios atvažiavom kažkokios. Nežinau kokia tik tai. Maratonininkas bėga. Žin ką vairuotojai galvoja, kai taip atvažiuoja priekį motociklas ir taip daro. Galvoja, kad durnelis, ką čia išsipisnėja ar ne. O aš čia tiesiog, kadangi lėtai važiuojam, tai kažkaip reiks smagumą surasti. Jeigu ką, tai dar plus padangą šildo, va, prisižiūrėjęs MotoGP Formulės 1. Ten taip daro ir aš taip darau. Nors nefiga, ten taip nedaro, jie susišildo su šitom kojiniam savo padangas prieš važiuojant ir važiuoja. Jau ir Žirmūnus realiai atvažiavom. Beveik. Bus toks žiedukas mažas, apsisuksim tam žiedukė mažam. Ir važiuosim atgalios. Oi, kaip gerai, kad tu čia nusuki, kad čia tau reikia, o kažkaip apsitvarkit. Žolytės naujos pasėta. Privažiavo mažą žiedą. Padarysim mažą apsisukimą. Mažas apsisukimas įvykdytas. Ką, varnas pešatės dėl slieko?
Čia važiuoju tokiu medžių tuneliu pastoviai. Gražu. Vaizdelis čia. Upės vingiai, kelio vingiai. Čia hebra su baidarėm žadat plaukt. Panašu. O, nu va čia va irgi toks gražus vaizdelis. Tas kelio vingis dar eina. O, matau, kur mums jau reikia nusukti. Šičia mes ir nusuksime. O dar tokį pravažiuosim irgi miškeliais. Vingeliais. Čia šitas kelias, maršrutas, tai čia su motociklu važiuotai biški kančia, nes greičio niekur nėra. O su kokia pirda motoroleriu, va, tai pats tas. Vis tie pušynai kaip kokiam pajūry atrodo važiuoju. Kiek daug, vat, vienas maršrutas, kiek daug skirtingų visokių pojūčių potyrių. Ir viskas labai netoli Vilniaus. Čia realiai Vilniaus ribos gal netgi dar nežinau. Nuo kalnelio. Ir tik užkyli ant kalnelio ir greičio ribojimo kalnelis. Na, tai gražu taip daryt. Net kriuktelėjau. Nu ką žinau, tas kalnelis. Nu va čia jau šitoje atkarpoje kelio jau biškį ir greičio galima paimt. Jeigu ne tie kalneliai. Ruduo, ruduo. Krenta lapai auksinį, leidžiasi tyli ruduo. Čia jeigu Piliakalnis yra, jeigu kažką domina, galit prasimankštint. Bet aš šiandien nusiteikęs važiuot labiau negu lipt. Taip, man čia reikia kairę dabar sukti. Iš esmės gražiausia vieta kaip ir jau pasibaigė turbūt. Gražiausias vietas, nu bet dar bus. Čia Turniškių takas eina, galima miškais pasivaikščioti. Čia šalutinis kelias man. Nu, su motociklu važiuojant, tai šiaip visur šalutinis kelias, toks jausmas susidaro kartais. Čia įdomus kelias iš anos pusės, kai važiuoja, tiesiog prasiskiria pro šitą pastatą, apvažiuoja aplink. Čia kažkokios kaip svarstyklės, man toks jausmas. Svert kokiam traktoriam, bet čia kaimuose paprastai būdavo tik tai tokie. Dabar man klausimas, į dešinę ar į kairę paduot? Gal į dešinę paduodam. Dar pavažiuojam naujų kelių. Realiai šito keliu važiuoji ir nuvažiuoji iki Europos parko. Bet aš iki Europos parko nevažiuosiu. Aš važiuosiu, man reikės pasukti į kairę kažkur tais. Ar pro miškelis ten pravingiuosim irgi tokiais smagiais keliais. Siaurais keliais. Kam tu tą posakį čia rodai žiedė važiuodamas? Kas čia taip tave išmokino? Nelabai reikia šiaip žiedė važiuojant. Iš žiedą išvažiuojant. Ką šuniuks? Eina įsišiepęs jisai. Patenkintas gyvenimu. Nu, labradorai jie tokie. Ir yra visada patenkinti viskuo. Įsišiepę. Nu ir dar korgiai. Nu čia tokiais Vilniaus apylinkėm, Vilniaus gyvenvietėm kaimais realiai pažinėjom. Priemiesčiais, atsiprašau, kokiais kaimais. Priemiestis, priemiesčiai. Arba kaip sako, Amerikonai, suburbs. Musė kokia neįsitaškė. Na gal ne. Stikliukas irgi dar švarus. Pliusas yra va taip važiuojant tokiam kely, kur netoli miestą, tai tų vabalų neprisitaškai visiškai praktiškai. Visiškai praktiškai.
Gavau respektą iš vaikų. Oi. Mes toliau vingiuojam čia ir pravingiuosim irgi dar taip iki sodų. Ir realiai aš atgal įlysiu į link Žalių ežerų važiuoti, į Žalių ežerų gatvę iš esmės. Nu tik tai važiuok ir mėgaukis, klausyk, keliai suremontuoti, remontuoja. Šito akmenų pridėjo taip dabar. Vaikai, what the f***. Nu negražu čia taip daryti, su motociklu ypač gali nusivartyti. Su mašina tai dar su mašina. Kaip man pasisekė, kad pasirinkau iš tos pusės važiuoti. Tiksliau į tą pusę, nes dabar gaunas, kad mano kelio pusėje nauja savo asfaltą savo, važiuoju ir man nematau vargo. Dabar čia tokia bus paslėpta žinutė. Ryta linkėjimai, nes tikriausiai žiūri. Nu ir tada vėl išvažiuojame tokį užmesti visiškai ant laukų savo. Čia irgi su motoroleriu pirmą kartą, kai įsilėkiu 70, ten max 60. Kad smagu, kad lėkiu. Nu, pažiūrėkit, nu kokie laukai, nu, spalvoti. Čia kažkaip, aišku, dabar mažiau kaip tyčia, kai norėjau parodyti. Bet ir vingiai kokie šitam kely, pats smagiausi tokie, kur būna kalva ir vingis. Labai tada smagu. Per egzaminą motociklą, kai laikiau, tai didžiausia buvo man tokia baimė, kai miestą išvažiavus kokią ženklą nepraleis, koks greitis, nes tu jeigu nepamatysi ir per greit važiuosi blogai, jeigu per lėtai važiuosi irgi blogai, nes turi parodyti, kad pamatei ženklą ir pagreitėt. Tai o kai su mašina pripratęs jau vis tiek važinėt ir nežiūri taip jau stipriai tos ženklus, plus važiuoja dažniausiai navigacija su Waze'u, kad dėl kamščių pasižiūrėt. Ten rodo, jeigu viršį greitį. O čia reikia žiūrėti. Čia irgi naujas kelias. Per vasarą neblogai sutvarka čia kelių aplink Vilnių. Visai. Kas čia išsitaškė man dabar kažkas jau? Nesupratau. Ne. Lapai krenta gal man čia jau ant galvos. O, dar vienas labradoras. Retrieveris. Nu, va čia žiūriukai faini visi. Nu ir ką, paduosime dabar mes dešinėn. Ir grįšim link miesto. Čia koks aparatas geras. Nuvažiavom ir atvažiavom, vat iki to paties Verkių dvaro. Vat ir gaunasi mums maršruto pabaiga praktiškai. Nesuksiu aš ten į Verkių dvarą, nes po to labai lievai. Tu mane matei ar nematei? Lenda taip žmonės, nu bet reikėjo įsitikinti, ar aš tai mačiau. Nes biškį tik nusakau į dešinę akis ir jis jau lenda. Nu, bet buvo viskas gerai. Suvažiuota kuo puikiausiai, visi patenkinti. Padėkoja žmogus netgi, va. Nu, va, mandagiai pas čia važiuojam. Svarbiausia visokiojo, kaip čia, abipusė pagarba. Na ką, gerbėmieji, tai manau šį kartą iš manęs bus tiek. Parodžiau vieną tokį trumpą pravažiavimo ratuką. Trukmė kažkur apie 40 minučių gavosi ir, nu, virš 30 km kažkur tai. Įmėsiu žemėlapį dar po to, kaip čia gavosi. Tai jeigu nori tokio trumpo išvažiavimo, turit nedaug laiko, ypač dabar rudenį, labai greitai vakarai sutemsta, tai galit prasilėkti tokiu. Bet manau, kad Vilniečiai tai ir taip žinot, ką aš čia jums pasakoju.
Nu ką, ačiū, kad žiūrėjot. Tarp kitko, kažko tai mažokai subscribinat kanalą, nes žiūrintieji tai daugiausia nesubscribina. Tai subscribe, like, komentuokit, pakomentuokit, kas patiko, kas nepatiko. Ir susimatom kituose video. Čiau, čiau.